Labas rytas visiems. Mes ir vėl pakeliui. Vėl mūsų kelelis tolimas. Netolimas čia pat iš tikrųjų, bet pažiūrėsim, kas kaip kur ir kada. Kur mes važiuojam, ką mes darom. Eilinį kartą mūsų šturmanas čia va priekyje. Aš dabar jau gale, sūnus priekyje. Tai va. Tai va tokia mūsų pradžia. Nu ką, pasirodys ir aš. Tai ir aš. Tai ir aš. Gerai, o kur mes važiuojame, ką mes darysime, susitiksime vėliau ir parodysiu vėliau. Pradedam mūsų kelionę, ne? Kaip ir sakiau, aš pasakysiu, kur mes atvažiavom, dėl ko mes atvažiavom ir kas kaip ir kada. Taigi, mes susirinkom vis dėlto, pažiūrėkit, ne aš viena, susirinkusi mūsų dar ir daugiau. Susirinkome sausio 13-osios progą praeiti tuos 9 kilometrus. Kaip kad Lietuvoje sausio 13 yra nuo televizijos bokšto iki Antakalnio kapinių yra 9 kilometrai. Taip ir mes Niuporto mieste, Velse, tai Didžioji Britanija, eisime 9 kilometrus. Tai va, mūsų šiandienos iššūkis toks. Tikiuosi, jūs mus palaikysit. Ir iki mūsų yra visi pasipuošę, pasiruošę su vėliavėlėm, su kokia atributika. Lekiam 9 kilometrus. Iki greito vėl. Ką nors vėl kažkur kažką parodysiu įdomesnio, ką įdomesnio pamatysiu. Prasidėjo mūsų kelionių, matot, palei upę. Einame palei upę ir dabar parodysiu va, visas mūsų būrelis. Einame va, yra mūsų pirmas tiltas, paskui sakė, tai bus antras tiltas, trečias tiltas, apsisuksim ir panašiai pareisim ir bus mums 9 kilometrai. Tai va, o kaip ir sakiau, esam Niuporte. Čia yra pati Niuporto širdis, pačiam Niuporto centre. Kaip čia gražu. Labai gražu čia ir labai, tikrai centras labai fainas. Na ir mūsų visi hebrytė, tie, kurie einam pasivaikščioti. Tai ramiai. Nu ką, keliaujame toliau, einame toliau. Kaip ir sakiau, mūsų 1 kilometras įveiktas, liko dar 8. Tai va, o kas toliau, parodysiu, kur mes čia dar toliau keliaujame, žiūrėkime. Mūsų hebrytė priekyje kažkiek tai. Atsirinkime. Gale. Mes ir einame. Step by step ir keliaujame. Aišku, žinok, oras tikrai yra nekoks. Lyja mums, nepasisekė su oru, kaip vakar, tai buvo nuostabai gražu. O šiandien nieko gero. Bet lietus mūsų nenubaidė. Turime 3 vaikučius, esame 10 žmonių, kaip ir sakiau. 3 vaikučiai yra, kurie irgi su mum keliauja. Irgi nepabijojo oro mūsų. Tai va, tiek. Labukas. Tokie piešiniai ant varų. Istorija nesidomėjau. Yra žmonių, kur vaikščiojantis yra, pasivaikščioti šiandien. Daug labai bėgiojančių žmonių šito taku yra. Kartu kur mūsų vardų lietuviai bėgioja iš to taku. Tai jie ir žino tos visus mūsų takelius. Net visai faina, tikrai faina. Žiūrėjau, nėra jokio vėjo, nieko taip. Ir keliaujam. Nu ką, kol kas dar einam. Einam,
kažkur panašiai, gal kokius 2 kilometrus esame jau. Ir visi kiti čia apsistoja, yra tokie nameliai travo. Nebedaugiau dalykas, 7 gal kokį kilometrų liko mums. Tu ten gali dabar iki tų vodžių nuvažiuoti. Tau nieks ten nedraudžia. Galia mūsų, Karin. Ta hebrytė. Nu, mūsų. Tikrai tu gali ten važinėti. Aš bandžiau. Keliukas tau kur vedamas. Tolyn. Tolyn. Tik ten yra, vartas loštavai. Tai va, labai gera idėja mūsų Velso bendruomenės buvo suorganizuoti šitą mūsų kelią, šitą mūsų paminėjimą sausio 13-osios stengiant taip pasivaikščiojimą. Tikrai šaunuoliai, kad taip padarė, kad čia paminėsim, nes vis dėlto. Kaip bebūtų mes kaip ir toli, bet mes esam už Lietuvą. Tai va. Nu, einam tolyn. Tolyn. Nu va, esame, kaip ir sakiau, palei tą patį dar einam kanalą, toliau einas mūsų kelias. Ir ką norėjau pasakyti ir ką norėjau parodyti. Pažiūrėkit, kaip vanduo kyla. Mes, kai pradėjom eiti, visiškai buvo nusileidęs, man ta prasme, palei dugną, o dabar vanduo po truputėlį kyla. Matosi bangos, va, pareina link čia, tai reiškia, vanduo vis kyla. Tai būna, sakė, vanduo labai pažiūrėjau, čia pilnas kanalas vandens būna. Buvo galima kažkokio Kaip ir sakė, ten Liuporto pažybo transporto tiltas. Jisai šiuo momentu yra restauruojamas, remontuojamas. Ten yra paliktas šalia tas pilkas vizitorių centras. Kavinukė, sakė, biskvitas bus galima atsikerti. Tokie šiokie Liuporto auksiukai. Tiltai labai gražus padaryti Liuporte. Viskas. Čia turbūt gynėjų paminklas, kaip suprantu. Galiu parodyti iš arčiau. Yra gynėjų paminklas kažkoks tai. 8 gegužės mėnesio 1915 metų. Tai tiek naujienų iš mūsų kelionėlės. Dar ne pabaiga, laukite tęsinį. Nu ką, kelionė mūsų tęsiasi, mes keliaujame toliau. Petukai, atsisuk. Petukai. Pauliau, atsisuk, pasirodyk, sakau, nu. Ei, mūsų kelionė tęsiasi. Keliaujam toliau. Tai labai gražiai va tiltą. Čia tų tiltų Liuporte tikrai nemažai. Mes einam ir einam. Per tiltą. Čia upė. Yra mūsų gidas Ramūnas, kuris viską mums papasakoja. Šaunuolis. Visą Liuporto istoriją sužinosim toj. Kur yra žymus namai, žymus pastatai, žymus vietos. Nu, čia. Opa, tai matot, kaip pakyla jinai. Nuo bangelio su pareina į krantą, tai reiškia kyla, sakė. Opa, kyla ir pakyla, pat iki pat va tos molius, kur uždengia, tai reiškia, jinai pakyla. Nu, čia gali būti, kad pakyla ir aukščiau. Tai va, einame per tiltą. Reinamas, nuslėpimas, nežinys, tai ne? Eina. Štai ir aš. Tas operatorius Kipsas. Taip. Ir mūsų nuostabi komanda priekyje. Bėgikai ne tai mūsų. Tikrai labai daug bėgiojančių žmonių yra. Pastebėjom, kaip sakiau, ne vieną. Super. Einame toliau ir žiūrime, ką pamatysime dar toliau. Beidami, pamatėme, pažiūrėkit, kokį mašiniuką. Gran Turismo, PlayStation. Ar ne, Pauliukai, Lego.
Iš Lego padarytas gal ką? Ne? Ar iš kur čia? Bižiu, iš kur čia atvažiavęs? Čia yra... Iš kur čia gali būt? Gerulis, ką? Nežinau, geras. Ratai kokie, viskas pikia, vajai, kaip gražu. Pats tas būtų važinėti man. Jej! Tokia. Fainuolė. Nu ką, einam toliau. Kažką įdomaus pamatėm, pažiūrėjom. Einam toliau. Nėra, kur toliau nueiti. Tai ką daryti? Einam atgal. Bet vis dėlto praėjom kiek, tai tu kaip pasakyk? 4 kilometrus. Nu va, sakiau, dabar einam kažkur į Beždžionių salą. Pažiūrėsim, kas ten įdomaus. Pažiūrėsim. Pažiūrėsim, pamatysim. A ne? Taigi, keliaujam toliau, a ne? Jo. Udra, va, moteris lygu udrai. Udra ir ungurys. Ir ungurys. Pažiūrėk, akykės. Va, čia sakė Beždžionių sala vadinama. Nu, praėjom tokius jo, kaip džiunglikės tokios. Truputėlį. Ypač pasimato, kai tų lapų nėra, tada viskas pasimato šiukšlės, visas. Nu va. Pabuvom. Oi, Tai čia buvo mūsų kelio pabaiga, matai, super. Jisai čia ją taisė. Va, Dažė, remontavo, Ūdras ungurį. restauravo, obliavusi. graži statula. Pabaiga, nu ir ką, grįžtam į Beždžionių salą. Ir vėl einam per Beždžionių salą. Ten laivelis matosi kažkiek, tai kažkoks sustrigęs gal. Tai va, Nu, bet jinai yra pririšta, jinai kaip einam toliau. vanduo pasipildo, jinai Fainai. paviršių, nutuliuoja jinai, bet jau lūžta ten būna ir jisai nebetaisė. Mūsų gidas superinis. Papasakoj mums bus kalnuolis. Čia pribėgę. O ne? Nu. Ne va, matom Beždžionių salą, toj, kurioj buvom. Toj, kur buvom, tai kaip sakė. Laivelis yra, Žiūrėkis ausytės įvairės. o ne? Sakė, ten žiūrėkis matosi kažkur toliau. Ar jūs matot ar nematot, nežinau. Važiuoju, kad čia vasarą tai fainai, jų taip daug saulutė, kaip pašviečia, tai čia guli Jo. deginasi. Geras, fainai. Bet ten kaip eini toj saloj, kur mes ėjom to takeliu, paskui Aha. turėjai dar biškį tuos krūmus įsukti, bet ten Aha. jau turėjai eiti vienas, žinai, žmogus. Jo. Tai tenais irgi eini tuo takeliu, tai gali čia beveik prie pat to prieiti vandens. Bet negalim įpučiu. Jo. Bet yra buvę, kad, pavyzdžiui, pakyla vanduo dar daugiau, va čia į žolyną išeina. Vat, Ar ne? kur nupjauta žolė, čia Iki- nėra buvę, bet va, kur yra ta ilga žolė, iki čia yra buvę. Iki čia yra buvę vandens, Iki o čia ne yra pakilę. buvę ir ten, kur eina va, tas juodas arčiau prie to namo, beveik iki pat ten yra buvę vandens. Iki pat tos tvoros beveik panašiai iki pakilę pat vanduo tos yra. tvoros yra. Oho, Čia tai geras būna vieną potvynis yra kartą- buvęs. Vieną kartą metuose, Aha. kai būna ta tokia banga, kur ateina didelė. Je. Ten ir Kardife būna potvynis, Je. tai čia būna va taip va, nu, pakyla vandens. O labai retai. Bet būna va iki čia aukščiausiai, Je, kur je. yra pakilę. Nes čia gaunasi ta tokia vieta žema. Nu čia jo, nu tai čia į kalniuką jau daugiau eina, o ten dar žemiau yra O viskas. tenai žemiau tai va, tenai ten būna toks kaip ir įbėgimas toks Aha. vagos toks gauna. Čia kitą kartą būna. Nu ką, mūsų finišas jau beveik matosi. Mes visai jau netoli. Visai netoli. Iš čia parėjome, va, kaip matom. Visada keliaujam paupiu. Na, o mūsų finišas ten už to didelio namo kažkur tai. Už kurio to didelio namo? Ne už didelio. Ten gal kur matot, va, next parašyta, tai ten mūsų kažkur vanas priparkuotas yra. Tai va, tenais mūsų turėtų būti mūsų finišas. Kažkur jau kažkas lekia, greitukiai. O kas daugiau, žinokit, labai mums pasisekė su ėjimu, mums labai pasisekė su oru. Nebuvo nei didelio vėjo, kur kaip vakar tikrai orus. Sakė, kad bus labai didelis vėjas, kad bus
kaip ir tokia audra pranašavo, ir lietų pranašavo. Nu, aišku, truputėlį palėjo, bet mesgi net cukriniai neištirpsime, ne? Aš tai galvoju. Nu ką, atsisuksiu biškį save parodysiu, ką aš pasakoju visiems. Nu va, o kas daugiau? Daugiau tikrai labai, sakau, pasisekė su oru, buvo labai faina, kompanija faina, viskas labai super, šaunu. Visi labai easy peasy ir praėjom. Net nepajutom tų 9 kilometrų, kaip mes juos praėjom. Nu va, o aišku, tikrai buvo faina, labai faina. Nu jau kojytės biškių, žinau, pajaučiau, kad 9 kilometrus praėjom. Bet ne taip jau labai smarkiai. Tikėjaus baisiau, kad bus. Nu va, gerai tada. Žiūrėkim, tai va dabar dar atsuku parodau. Kur mūsų tas finišas. Turėtumėm per šitą tiltą eiti, aš manau. Jeigu ne per tolimesnį vieną, bet ne, turbūt galvoju, per šitą tiltą mes eisim. Ir ten mūsų kemperiukas kažkur stovi. O čia va tas didelis gražus pastas antroji pusė upės matosi, tai čia yra Newporto universitetas. Jo, universitetas ir technologijos daugiau toks universitetas. Labai žymus. Ten kaip ir visas Newporto centras, ten kur mėgstas matosi. O va šitas kitas toliau pastatas, užtilto tas toksai truputėlį melsvas. Ten yra teatras. Gražu. Čia kaip mūsų marina. Na, mano senelis mojuoja jum. Panašiai kaip mūsų Svanziaus marina. Kada nors po Svanziaus mariną jum parodys irgi. Gražu, tikrai gražu šeiminukai tokie. Tikrai neblogai, labai gražiai. Man patiko čia pasivaikščioti labai. Tai va. Nu, kai grįšim, parodysiu, kur mūsų finišas buvo. Einam toliau ir rodau toliau, kur mes einam. Ir kur tas mūsų finišas vyks. Nu va, štai aš ir vėl su jumis, pažiūrėkit ant tai. Ten toli prie tokio balto pastato su spalvotais dryžiukais stovi mūsų kemperis. Tai va ten ir bus mūsų finišas. Jej! Visai nedaug beliko. Arba plaukiam, arba einam per tiltą. Bet ko gero mes pasirinksim variantą. Antrą, eisime per tiltą. Tai va. Visi esam ištikimieji, toliau einam. Vaikučiai, aišku, mūsų jau mažiai pavargo, jau yra nešami. Nes jau, suprasti reikia mažiukus vaikučius. Vis dėlto 9 kilometrai, tai čia ne kilometras. Yra kas veikti vaikučiams. Jau 9 kilometrus praeiti, čia buvo tikrai šaunuoliai mūsų vaikučiai mažieji. Tikrai šaunuoliai. Aišku, kai kurie ir kojytės biškiau pašlapo ir viską, bet vaikučiai įveikė 9 kilometrus. Ir mano mažylis įveikė 9 kilometrus. Pažiūrėkit, koks jisai mažas. Jisai visiškai mano mažas. Čia ir mano mažylis mano. Toks mažas, kad... Tai va. Nu va, truputėlį dar čia per tiltą mes perėsim ir step by step pareisim į finišo vietą. Taigi, iki kai mes startuosim į finišą. Nu, dar truputėlį papasakosiu. Kaip ir girdėjom iš savo gido Ramūno, jis sakė, čia labai industrinis miestelis Newportas. Newporte čia yra buvo anglis, eksploatuojama ir eksportuojama viską ir tai va, ir labai čia jau daug tų visokių, matot, kad kadangi čia paupy ir laivai galėdavo priplaukti, išplaukti, tai va, ir yra, kaip ir buvo labai populiarus tas miestas kažkada, aišku, dabar jau viskas sustojo. Dabar čia gyvenamieji loftiukai. Va, dailės kažkokia akademija buvusi, sakė šičia. Nu va, o čia esam buvę ir
dalyvavę, baliavoja čia, žinokit, taip, labai čia faina. Čia alumidų gėrėm. Ir šokom, ir baliavojom. Vieną mergą, kad čia esam šventę. Bet faina. Ne, čia stiklinė. Fainė, ne? Labai fainai. Super. Labai fainas bariukas. Labai gražiai atrodo. Tai va. Nu. Dar truputėlį informacijos apie Niuportą. Einam toliau. Nu ką. Gražu. Einam. Per tiltuką. Va, o čia koks grožis, žiūrėkit, atsiveria. Kokie gražus piešiniai padaryti. Nuostabi gražiai. Labai. Žmonės iš tunelių išlenda. Ir Kristinėlė mūsų fotografuoja. Na ką. Einam. Mūsų finišas artėja, žinokit. Mes jau nebetoli. Mes visai nebetoli. Eini pirmyn. Dar vienas tuneliukas, kuris eina per. Kristina, į kairę ar dešinę, kur nori? Dešinę. Einam iš karto į kalėjimą. Kaip gražus padaryti. Labai gražu, ką? Aha, bet kai gražiai padaryta, ką? Super, būna. Čia tos yra ir senos išlikusios originalios. Aha. Labai. Nu, ir išlendam į lauką. Ir viskas palikta. Į tą pusę. Tai va. Einame toliau. Kiek žinokit, mes eisim. Tas finišas mūsų turbūt bus McDonald'e. Nes kadangi mūsų vaikai buvo šaunuoliai ir mes užbaigsim savo finišą McDonald'e. Reikia vaikučius palepinti. Taip. Va. Carpenter's Arms. Labas. Kaip gerai, kai žmonės mato. Aš tai žinokit, aš tai nematau. Žinot, ir nemaniau akinukus, palikau kemperį, bet ką padarysi. Paklausykim, papasakė mūsų gidas. While more serious offenders would be taken to county go į Manmutą. Čia tokius smulkius pažeidėjai. Viena į apačią uždarote ir matai 1403 metais šis pastatytas tas ir vienas iš seniausių tų pubų. O, matei, kiek čia mes naujienų sužinosim. Nu, į skladuko čia... Super. Tai kur Kristina tavo baras? Šitas baras labai fainas. Iš tikrųjų, aš pati buvau šitie ir atėjau. Mes čia buvom, tikrai, mes čia buvom, kaip? Čia yra, žinokit, gėjų baras, Hebra. Bet labai, žinok, fainas viduj. Pasaka, koks jisai, jie kokie visi draugiški ten, žinokit, eikit, pekan, šypsos visi patenkinti. Bet labai faini buvo, labai. Nu va, pats Niuporto, pati Niuporto širdis, pats Niuporto. Nu, kokia graži. Newport Arcade. Gražu, va, bariukai, pabiukai, restauraniukai. Žinokit, naktį čia gyvenimas verda. Čia dabar tai jau Newport marketas, bet sakė, jis tai daugiau yra, matot, su jau nebe toks fainas, kaip pas mus, pavyzdžiui, Svonzi, tai toks senovinis marketas. O čia jau toksai jisai yra jau naujobinis padarytas, naujobinis, sakė.
Nebėra taip, kad jo kaip su žuvim stovėtų, kas nors prekiautų, mėsą prekiautų, burgerius ar ten tiesiog tokie. Lošimo namai. Ko tik čia nėra. Ko tik čia nėra. Super. Pamatysite ir jūs, ko nematė. O vis dėlto mūsų finišas McDonald's, kaip ir sakiau. Atvykome į McDonald'ą. Mūsų finišas, ar ne? Ne, oi, dar ne. Vano, kai grįšim. Ką? Aš žinau, bet jau čia beveik kaip ir finišas, nu tai ką? McDonald's, ne? Ok. Nu va. Kaip ir sakėm, nebelabai toli iki mūsų finišo. O, čia autobusų stotis yra Niuporto, kaip suprantu. Suprantu. Va, ir koks paršiukas, čiukas, nešantis, sako, nešantis laimėksi. Patačinkim, laikneša laimė mum. Palieskim, ta prasme, norėjau pasakyti, bet greičiau matai buvo kitokie žodžiai. Tai va, nu ką, einam iki finišo dabar. Man tiek baliuko, visiškai nedaug. Keli šimtai metrų. Nu, tai pereisim gatvę ir viskas, mūsų kemperis. Visai mes nebetoli. Mes visai nebetoli. Lietuviškai parduotuvai, dabar jūs man sakykit, ar daug lietuviškų vačių lietuvo tokių dalykų yra, rūkytų visokių? Kristina, kaip Baltikui su lašiniais pas mumis ten turi užsivežė? Ne tiek daug, ne? Kalba yra apie lašinius. Ne tiek daug. Ten nebūt nuvažiavti, mes kada būtų. Nu, šrapas, nu, labai daug, kad buvo. Nu, nedidelis pasirinkimas. Kažkokį turi šaldytuviukai? Mes atsisiunčiam iš Lietuvos, prisiunčiam lašinų Instaliuojame. Nu ką, iš kitos pusės tunelio einame vėl į vidų. Ką tuneliuką? Ką tuneliuką? Gražu. Kas čia be patriotiškų dainų? Nu ką, pradedam. Jaunas sūnus, ginti brangiausios tėvynės. Ir pradėkštas ąžuolas ir puikus, ginti brangiausios tėvynės. Galbūt tvirtas kaip ąžuolas ir puikus, Lauk teismo dienos paskutinės. Taigi, dar reikia atsiminti, taigi tie, kas saugojo tuos pastatus, televizijos bokštus, taigi dainuodavo Tikrai dainas. taip. Taip. Visą laikotarpį pradainavo susikibę visi jo. Tai čia tą ir sako, dainuojama revoliucija, taigi kaip prieš tankus atsilaikė, kaip žmonės galėjo atsilaikyti. Susikibę ėjo savo kūnais ir dainom, taip. Nors tie parazitai norėjo. Ir kaip uždaro vakarą naktis, O tu man atsakai, aš tavo laisvė. Jau, tiesioji, finišo tiesioji dabar jau. Jei. Jo, tai ne. Prieš pabaigą jau ir dainos kyla, taip. Va, kaip pakilo vanduo. Žiūrėkit. Kaip pakilo vanduo. Laisvė. Va, kokie metalai. Pakilo vanduo.
Čia mes šeštadieniais 9 val. Susirinkam gal 400, čia mūsų, čia startas ir finišas. Bėgikų, tiek tų entuziastų. Šitiek žmonių Rimtai, tiek tų bėgikų, nemokamas renginys, kiekvieną šeštadienį 9 ryto, ne tik čia, visoje Britanijoje vyksta. Park Run, Swansea prie Mumbles vyksta. Tai va, 2,5 km. Ir bėgat Į jūs. vieną pusę, 2,5 atgal. Ne tik gali bėgti, gali ir Ir eiti. eiti gali. Ten, tai va, Man tai taigi fainiai. to ir nebijokite, prasme, kad Aha, galit sudalyvauti, nieks ten jūsų neverčia, užsiregistruoji vieną kartą Aha. ir rezultatus tavo e-mailą atsiunčia, pasako, kelintas buvai, Ai, kelintą bet tu vietą turi užėmei. užsiregistruoti vis dėlto, ne? Vieną kartą užsiregistruoti, bet ten nemokamas renginys. Supratau, supratau. Jo. O, matai? Jo. Paskui tenais kavos gali, čia gali, miestą ateina, pabendrauja ten tie žmonės. Nu, nebetoli. Nu, biškas sušils kojelės tau, kaip tik dabar. Jau, kur namelį? Nu ką, mūsų finišas visai artėja. Ne kemperis tai buvo mūsų finišas. Nu, Čia mūsų finišas buvo. Kristina, kiek dar? Mūsų finišas turėjo būti čia, prie įėjimo. 100 metrų iki jūros močiutės. Tai toj va, prie įėjimo bus 100 metrų mūsų, ką? Kristina, pafilmuokum, einai. Jeigu turi savo videką. Stojam, dabar papilmos, kad ir Nu ką, mūsų finišas. Vis dėlto mūsų finišas čia. Didelė vėliava. Nu ką, mūsų finišas vyko. Tai va vis dėlto, mato. Mes tai vis dėlto padarėm. darėm. Mes tai padarėm. 9 kilometrai Ką įveikti. nepadarytumėm dėl jūsų. Taip, už tos, 9 mūsų kilometrai įveikti. Jej! Mes šaunuoliai, mes šaunuoliai. Dar ne? Kiek liko? pajūrį, Iki babutės. Iki babutės. Gerai, nedaviau. Jo, galiorka. Nu, sakyk, kada nori, stačiai gulšiai. Finišas ten, kur Kristina pašoko. Jej! Ką daryti? Gult stori. Ką nori? Mūsų finišas. Mes tai padarėm. Mes tai padarėm. 9 kilometrai įveikti. Jej! Galim pasifotkinti ir tada einam arbatų gerti. Nu ką, mes ir vėl kelyje, bet jau viskas pakeliui namo. Mūsų žygis įveiktas, viskas padaryta. Va, visi trys lekiam namučiam. Namo. Vis dėlto 9 kilometrus mes įveikėm, viskas sėkmingai, viskas laimingai, mūsų vėjas ir lietus neišgąsdino, iš tikrųjų nebuvo labai didelio vėjo, bet tikrai buvo smagu, buvo ir lietučio, buvo visko, paskui ir nustojo tas lietutis mum lyti, kaip ir matėte per video mūsų. Tikrai labai buvo smagu, aišku, nedaug mūsų susirinko, nu bet kiek susirinko, tiek susirinko ir paminėjome mes savo sausio 13. Laimingiausi susirinko. Tikrai taip. Tikrai taip. Tai va. Gerai tada visiems viso ir iki kito mūsų video. Ate visiems.